Brangieji, viena situacija, joje dalyvauja du skirtingi žmonės ir tie du žmonės tokioje pačioje situacijoje jaučiasi skirtingai visiškai. Kodėl? Vat man kilo toks noras pasidalinti su jumis, nes kiekvienas mes gyvenime patiriam įvairias situacijas ir mums vienas žmogus sako, taigi viskas normalu, viskas ten gerai. O man atrodo, ne, visiškai ne taip. Kodėl aš jaučiuosi skirtingai negu kitas? Taigi, šiuo metu vyksta jau 10 kartą 4 savaičių internetinių mokymų kursas Laimingo gyvenimo raktas išsilaisvinimo pagrindai. Ir va, 2 savaitėm praėjus, vidurys pats kurso, ir aš domiuosi kiekvienoje konsultacijoje, kaip žmonės jaučiasi. Ir pasidalinimai, būtent tie pasidalinimai, ką jie duoda, jie leidžia žmogui pilnai įsigilinti į savo vidinę būseną ir ją pripažinti. Tai kaip jaučiasi žmonės pačiame kurse, kurso eigoje. Kiekvieną kartą aš tai diagnozuoju. Ir dabar tiesiog noriu su jumis apie tai pasidalinti. Taigi, kaip jaučiasi du skirtingi žmonės praktiškai tuo pačiu kurso metu, toje pačioje situacijoje. Įtampų mažėja, aišku, derasi ramiau viduje, viskas stengiuosi priimti taip, kaip yra, jų ramybės, ir stengiuosi taip ir eiti toliau. Šiuo metu tai yra toksai jaudulys, kadangi yra labai daug informacijos ir atrodo kažkoks toksai gal kaip pasimetimas, kaip visą tą puzlę susidėlioti to kurso. Tai atrodo, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Štai, brangieji, du žmonės tuo pačiu metu jaučiasi visiškai skirtingi. Skirtingai ir to paties aspekto atžvilgiu, to paties kurso atžvilgiu. Mes kiekvieną kartą esam visiškai unikalūs ir mūsų būsena ir mūsų išraiška gyvenime niekada neatsikartoja ir niekada mes nebūsim tokie, kokie yra kiti, mes būsim visą laiką kažkiek savaip, unikalūs visiškai. Nuo ko priklauso mūsų skirtingos būsenos? Nuo vidinių pagrindų, kaip mes bendrai žiūrime į gyvenimą. Jeigu mes žiūrime į gyvenimą, kad iš tos pozicijos, žinot, kaip sako, davė Dievas dantis, tai duos ir duonos, nu ko man rūpintis. Jeigu jau gyvenimas atėjo šitokiu aspektu, reiškia tai reikalinga, aš kažko išmoksiu, kaip jau ten seksis, taip, gyvenimas mane veda, aš ramus. O kitas galvoja, aš turiu padaryti pats, aš turiu suspėti, aš nežinau, kaip tai padaryti, aš nemoku, man baisu. Taigi gyvenimo atžvilgiu mes jaučiame skirtingai ir tai yra nuo mažens į mus įdėti atitinkami pagrindai. Tai, kad mes galėtume išlipti iš savo rūpesčių, baimių, įtampų ir nerimų dėl ateities, mums reikia keisti poziciją savo gyvenime. Tai va tuos esminius pagrindus, iš ko mes žiūrim, per kokius sakinius mes žiūrim į gyvenimą. Ar gyvenimas sunkus ar lengvas? Ir jeigu jūs nuspręsit, kad sunkus, jūsų akys matys sunkumus, jūsų ausys girdės apie sunkumus, jūs patirsit sunkumus savo gyvenime visų savimi. Jeigu jūs nuoširdžiai nuspręsit, kad gyvenimas lengvas ir tikrai yra daug galimybių jums pagelbėti gyvenime, pilnai yra aplinkinių ir geri žmonės ir viskas, jums situacijos spręsis kaip per sviestą. Jūs tiesiog sinchronizuosis, viskas derinsis ir jums tiesiog gyvenime seksis. Visa tai priklauso tik nuo jūsų. Taigi ir šitame kurse, internetinėme 4 savaičių kurse, mes ir dedamės tuos naujus pagrindus, kad tiesiog priimtai. Ir jeigu šito kurso medžiaga rodo žmogui apie tai, kad tu žiūri į gyvenimą per pastangas, per rūpestį, per baimės, per nerimą, tai reiškia, kad šitas kursas padeda žmogui pamatyti tai ir pagaliau susivokti, ei, stop, užtenka, pradedam tiesiog ieškoti, kur užspausta manyje, kas mane verčia šitaip jaustis gyvenime ir pradėti su tuo tvarkytis.
Taigi šito kurso paskirtis ir yra būtent tokia, kad pamatyti save, koks aš esu dabar, nesmerkt savęs dėl to, tiesiog pamatyti, pripažinti ir nuoširdžiai nuspręst, aš mokinsiuosi nuo šiol tvarkytis su savo šitais požiūriais, su savo būsenom vidinėm. Ir aš tikrai susitvarkysiu. Kiekvienas susitvarkys. Kūdikis pradžioj bijo stotis ant dviejų kojų, jis šliaužioja keturpėsčias ir galvoja, čia labai sunku, sudėtinga ir neįmanoma. Tačiau ar jūs neišmokot vaikščioti? Visi išmoko ir visi išmoks. Todėl nepergyvenkite dėl to, ką jūs gaunate iš gyvenimo, nes gyvenimas niekada neduoda per sunkiai, niekada neduoda per daug. Jis duoda tiek, kad jūs pilnai galėtumėte išnaudoti savo potencialą ir tikrai jūs turit visas galimybės įveikti bet kurias kliūtis gyvenime, kurios tik atsiranda, nes jos ir duotos jums būtent pagal jūsų jėgų sankaupą. Tiek, kiek jūs galit, tiek jums ir duodama. Todėl čia tik protas sukuria, negaliu, per daug neišeina, visa tai yra netiesa. Štai ko mes mokomės, kaip mes mokomės pažinti save, transformuoti save, keisti savo požiūrį. Tai sekantis kursas prasideda kovo 3 dieną. Kitais metais, tai galit jau registruotis į tą kitą kursą. Yra kaip tik lengvatinės sąlygos, kuo labiau iš anksto, tuo lengviau. Tai tiesiog pasižiūrėkit, reikia jums to ar ne. Ir keliaujam. Ačiū brangiai, kad tai išgirdo. Iki pasimatymų.